Kovo 13 dieną Prienų krašto muziejuje buvo pristatytas rašytojos filologijos Aldonos Ruseckaitės romanas Kaip žaibas. Kartu su autorė pristatyme dalyvavo skaitovas Tautgirdas Ačas, Prienų Revuonos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vytautė Kurtuvienė. Romane Kaip žaibas atskleidžiami dramatiški išgyvenimo ir sunkus atpirkimo kelias. Na, o pakalbinta autorė mums papasakojo, kas ją paskatino parašyti šią knygą. Pasižiūrėkime. Šiandien pristatysiu romaną, kuris išėjo lygiai prieš 5 jau mėnesių, pavadinimu Kaip žaibas. Tai yra tokia šiuolaikinė tema, nes prieš porą metų buvau išleidusi romaną apie Maironį. Tai jau ši tema Kaip žaibas yra iš tikrųjų apie šiandien dienos gyvenimą ir problemas ir apie tai, kaip jaunas žmogus išvažiuoja į Airiją, kaip ten padaro nusikaltimą ir ką jaučia jo tėvai Lietuvoje, ką jaučia artimieji, ką jaučia brolis, kaip jie bando jį suprasti, bando atleisti, bando ir neatleisti. Žodžiu, tokie yra, sakyčiau, tokia nusikaltimo, bausmės, atlaidumo, netgi tikėjimo tema, kas tokią sunkią valandą gali padėti. Ir žmonės ir šventą raštą skaito, ir meldžiasi, ir vieni pyksta, vieni atleidžia, kiti galbūt bando suprasti, kad šitas gyvenimas yra klaidus ir painus, tai tokia tema. Kelinta tai yra jūsų knyga? Jau iš viso tai yra 11 knyga, šiaip dabar išėjo kas 2 metai pamečiui 3 romanai, o iki to laiko buvo eilėraščių knygos, buvo tokių porą tokių apysakų, novelių, taip, o dabar jau kažkaip įsivėliau į tą didžiąją prozą. Kaip kilo idėja parašyti šią knygą? Na, žinot, idėjų būna daug, tik tai reikia kažkaip spėti jas įgyvendinti. Tiesiog pirmas dalykas, truputėlį gal ir asmeniškai susidūriau toje giminės aplinkoje su panašiu įvykiu, o kitas dalykas, mane visą laiką ta atlaidumo tema domino, kiek žmogui galima atleisti, kai jis padaro kažkokius ar nusikaltimus, ar didelės nuodėmes, kiek mes pajėgime atleisti. Kadangi pastebėjau, kad ir mūsų tautoje labai atlaidumo trūksta, labai žmonės teisia vieni kitus, labai, taip kartais atrodo, kad Dievo vaidmenį prisiima ir ten tiesiog tokių kartais piktų būna dalykų, jau jį reikia sušaudyti, jį reikia ten iš šio pasaulio panaikinti ir taip toliau. Mane ta atlaidumo tema visą laiką domino daug metų ir tik tai nežinojau, kokiu pavidalu jinai subręs ir kokią formą aš ją perteiksiu. O paskui, kai kažkaip susidūriau su konkrečiu atveju ir pajutau iš tikrųjų, ką gali išgyventi artimieji, tėvai, ten seneliai, sakykime, draugai, kaip jaustis, koks požiūris yra aplinkinių, tai tada taip ir pradėjau rašyti. Jis tikriausiai nebūtų ieškojęs Edvardo šeimos, nors nuolat apie jį galvojo. Bet kai gavo laišką iš Luko, viskas apsivertė. Sužeistas gyvenimas. Tų žmonių. Kaip jie jaučiasi. Ką galvoja apie Luką, kokiais žodžiais jį mini. Turbūt prakeikė, nuvarė į peklą. O kaip kitaip galėtų būti? Tai ar esu toks geras, kad pats nesugalvojau aplankyti tos šeimos, susirasti jų tik po Luko laiško? Ką reiškia knygos pavadinimas Kaip žaibas? Kaip jūs jį sugalvojote? Na, šį kartą knygos pavadinimą aš sugalvojau gan greitai, nes rėmiausi šitoje knygoje nemažai šventuoju raštu. Ten tie veikėjai ištikti tokios sudėtingos lemties, skaito šventą raštą, skaito tiesiog dalykus, kaip Kristus atleisdavo, kaip buvo sūnus Palaidūnas, kaip tėvas tam sūnui Palaidūnui atleido. Tai aš čia remiuosi šventų raštų. O kaip žaibas tai ir yra tai, kad mes ne visada
pavaldus, ne visada pajėgiame įveikti aplinkybės, kurios mus ištinka. Ir kartais gali į žmogų įkristi šėtonas taip greitai, kaip Biblijoje yra sakoma, kad šėtonas įkrito į jį kaip žaibas iš dangaus. Taip greitai perskrodė ir taip netikėtai ir taip kažkaip žmogus net nespėja, sakykime, susigaudyti, kad jis iš tikrųjų padarė kažkokį blogą darbą toje afekto būsenoje, netgi šiuo atveju nužudė. Tai va tas ir buvo, kad ateina, tas gali ateiti veiksmas tiesiog kaip žaibas trenkti ir tik po to jau tu imi dairytis, ką tu padarėjai arba ką tavo artimasis padarė, kas čia įvyko. Tai čia tiesiog yra švento rašto 2 žodžiai, kad krito šėtonas kaip žaibas iš dangaus. Tai vat, taip ir yra, kad kaip žaibas labai greitai apakina, skausmingai labai, o paskui jau tenka kapstytis kažkaip, žinot, tarsi suanglėja žmogus, o paskui reikia vėl pavirsti žmogišką pavidalą, atgailauti, suprasti, tai čia toks yra pavadinimas. Ar tikėjimas jūsų gyvenime užima labai svarbią vietą? Tai, žinot, su tuo tikėjimu yra labai problemiška. Aš kaip skaičiau nemažai literatūros, man įdomi yra motina Teresė. Ir kai jinai sako, kad jau jinai ten Indijoje, tose misijose su tais vargšais beglobiais žmonėmis, ir jinai nuolat savyje ieško, kad, kažkur dingo manyje Dievas, aš jį prie jo priartėju ir vėl nutolstu. Ir toks jausmas, kad tarytum jo nėra. Tai netgi tokie žmonės, kurie iš ties yra kaip šventieji, kaip labai giliai tikintys, jie irgi nuolat ir nuolat ieško. Taigi Dievas tokia savoka, ne koks dėdulė danguje ir tu negali pažiūrėti, ar jis ten iš tikrųjų yra. Manau, kad Dievas yra meilė, kažkoks toksai tikėjimas aukštesnė jėga už žmogų aukštesnė. Tai aš irgi visą laiką balansuoju, banguoju. Buvo metai, kai aš buvau visiškai nutolus nuo tų dalykų. Paskui kažkaip priartėjau, pradėjau daug skaityti šventąjį raštą, nagrinėti. Man yra įdomus labai Jėzaus Kristaus tas personažas. Aš skaitau daug knygų kristologijos tema, man patinka, bet tokios nedavatkiškos, tokios kartais tos knygos tikrai būna gan kontroversiškos, man patinka pačiai nuomonę savo padaryti. Tai, su tikėjimu yra, man atrodo, jeigu žmogus mąsto, tai tikėjimas yra netoks jau paprastas dalykas. Jeigu taip tiki, nemąstydamas, kas yra gal ir naudingiau, nemąstant, tada tai tada yra paprasčiau. Aš nuvažiuoju kiekvieną vasarą į vienuolyną, Kelmės rajone, Palendrių vienuolynas, ten labai jau tie vyrai yra Švento Benedikto tikėjimo. Kiekvieną kartą su jais diskutuoju ir jie sako taip, ir mums būna sunku, ir mums, reiškia, yra tos problemos tokios labai gilaus ir nuolatinio tikėjimo. Tiesiog ieškojimas visą gyvenimą yra. O ką jūs pati veikiate laisvalaikiu be knygų rašymų? Tai, kad žinote, laisvalaikiu jau tada kaip ir nebelieka. Dirbi visą savaitę. Muziejuje, kur aš dirbu, taip pat labai daug yra renginių. Tai tos darbo dienos kartais ištįsta nuo 9 iki 9 vakaro. O laisvadienį jie, aišku, yra ir pamiegojimui, ir sriubos virimui. Galop retsykiais atvažiuoju į Birštoną, pavaikšto Panemunėm, labai mėgstu fotografuoti, daug labai fotografuoju, tai tiesiog stebiu gamtą. O šiaip iš tikrųjų daug skaitau, mėgstu išvažiuoti kažkur, į Šilavotą važiuoju, ten pas draugus, bet labai mažai laisvalaikio turiu, labai mažai, iš tikrųjų daugiau norėčiau jo turėti. Ar ateityje planuojate išleisti daugiau knygų? Čia, žinot, čia planas vėlgi ne visai nuo žmogaus priklauso, kaip sakoma, kaip Dievas ranką vedžioja. Tai aišku, kažką turbūt dar išleisiu, galbūt, nes ir dabar turiu planų ir dirbu po truputį, bet šią vasarą liktai galvojau, gal eilėraščių knygą išleisiu, nes per tuos metus susikaupė nemažai. Tai žiūrėsiu, kaip ten redaktorius ką pasakys, gal kažką prozos. Tiesiog aš nesu didelė planuotoja. Aš dirbu ir, sakykime, kas ten bus rytoj, taip nelabai toli planuoju, nes čia, žinot, jau ta nunešiota, nukalbėta patarlė, žmogus planuoja, Dievas juokiasi ir daro savo pataisas. Tai jeigu viskas bus gerai, tai galbūt ir išleisiu dar. Koks jums pasirodė Prienų kraštas ir Prienų žmonės?
Tai matot, aš negaliu vertinti, nes iš esmės aš esu ir pati Prienų kraštas. Su Inga Vangio kaime gimus, Šiluvado mokyklą baigus ir čia tai yra čia mano šaknys, tėviški. Aš, jeigu jūs manęs klaustumėt, ką aš galvoju ten apie kokius žemaičius ar aukštaičius ar dzūkus, man būtų paprasčiau pasakyti, bet čia išeitų taip maždaug, ką aš pati apie save galvoju. Dėl to, kad na, čia mano ir draugai gyvena, ir giminės, ir tėvų kapai, ir aš čia, žodžiu, esu prie to labai pripratus kaip prie namų, tai man atrodo, kad čia patys mieliausi žmonės ir gražiausia gamta.